Kokia jūsų nuomonė apie CŽV kalėjimus? Aš tiesiog gal papildysiu nuo savęs. Ar ką Lietuva turėtų daryti po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo? Turėtų vykdyti sprendimą. Sprendimas nėra tik pinigų išmokėjimas. Jūs turbūt žinot, sprendimo dalis yra nurodymas ištirti visą informaciją ir išsiaiškinti. Lietuva tą gali padaryti ir ar jūs kaip prezidentė užduotume tokį politinį toną tęsti ir atnaujinti tyrimus? Aš manau, kad tą turi spręsti vis dėlto prokuratūra, teisinės institucijos, o klausimas, kuris man šiuo atveju yra svarbesnis ir įdomesnis, tai kaip apskritai galėjo susiklostyti tokia situacija, kad aukščiausi valstybės vadovai galėjo nežinoti apie tokius įvykius. Ponas Ušackas. Aš manau, kad visa ta byla sukėlė didžiulį sąmyšį ir padarė daug reputacinės žalos Lietuvai. Pradžioje visų pirma mūsų santykiuose su Amerika. Ir čia prezidentė, nežinau, tyčia ar netyčia tai darė, bet turėjo labai neigiamą poveikį mūsų santykiuose su svarbiausia saugumo garantiją teikiančia šalimi. Antras dalykas, be abejonės, yra tai, kad man gaila, kad mes negynėm savo pozicijos. Jeigu mes pasitikėjom čia esančių Seimo narių bendrą komisiją, mes turėjom ją ginti. Trečias dalykas, jeigu jau taip gavosi, kad žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą, mes turim jį vykdyti ir ne tik vykdyti, bet taipogi išsiaiškinti tuos, jeigu tai buvo, kas elgėsi ne pagal teisę ir leido žmogaus teisų pažeidimams. Tai pasakius, aš kaip tuometinis ministras, nežinau, ką Kubilius Andrius žinojo kaip premjeras, man tuometiniai saugumo departamento pareigūnai vadovai teigia, kad tos vietos buvo naudojamas visiškai kitai paskirčiai. Создайте Майдан по всей Украине!